Grynieji pinigai tai ne šiaip žmogaus laisvė, tai yra teisė į privatumą. Tai yra teisė žinoti, kad kažkas tai slapta akis neseka, ką mes perkame, kur mes važiuojame. Mes norime būti tikri, kad neatsitiks taip, kaip atsitiko su registrų centro duomenimis neseniai. Mes nežinome, kam tie duomenys gali patekti. Kurios šalies spec tarnyboms, ar šiaip piktavaliams ilgapirščiams, kuriems reikia žinoti, ką mes perkame, kur perkame, arba sekti judėjimą. Sakysite, nieko blogo nedarote, o kam tas gali pakenkti. Tai štai, vėliau papasakos kolega Algimantas Birbilas. Jis veža paramą Ukrainai. Neturi nieko bendro su Blue Yellow ir nė centras nenukeliauja korumpuotai valdžiai. Jis remia paprastus žmonės, drabužiais, maistu, generatoriais, atiduoda tiesiai kenčiantiems ir kovojantiems. Rusijos spec tarnybos juk norėtų žinoti maršrutus, ar ne? Gerai būtų, kad nutekėtų kortelių duomenys. Esame tikri, kad bankų sistemose nėra tokių spragų, kaip pavyzdžiui registrų centre. Arba kitas dalykas. Kodėl mes turime mokėti mokesčius, kurių neprivalome mokėti? Vienas žmogus grynaisiais atsiskaitė su kitu sumokėjo 50 eurų, tas antrasis atsiskaitė su trečiu vėl turi 50 eurų. O kaip bus per bankus? 2 procentai, dar 2 procentai ir žiūrėjau po 5 atsiskaitimų jau liko kiek? 10 procentų pinigų nebėra. Galbūt čia dar yra bankų interesas. Grynųjų atsisakymas tai žingsnis į žmonių kontrolę. Galvoju, kad jeigu dabartinės sistemos, galimos sekimo sistemos būtų buvusios Sovietų Sąjungoje ar vadinamoje Vokietijos demokratinėje respublikoje, manau, kad su disidentais jie būtų žymiai lengviau susitvarkę. Totalitariniai režimai su dideliu malonumu atsisakytų grynųjų ir galbūt įdiegtų socialinio kredito sistemą, kaip jau įdiegė komunistų partija. Norite pavyzdžio Lietuvoje? Pavyzdžiui, užsiprenuramai TV3 žinias, 15 min, tavo socialinis kreditas teigiamas. Užsiprenumeravai OpTV, karšto komentarą arba kokią Art TV, neigiamas. Galbūt tai paveiks jūsų gebėjimą skolintis, įsidarbinti ar dar ką nors. Totalitarinėms valstybėms grynųjų kontrolė reikalinga taip pat tam, kad sustabdytų opozicijos finansavimą.